OB Bakūžė LT skydinių namų statyba užsiima daugiau kaip 15 metų, o oficialiai užregistravom firmą 2010 metais ir 2014 metai vykdome individualių namų statybas. Skydinių namų technologijos praktiškai išliko tos pačios, tik padidėjo šiluminės varžos, išpopuliarėjo įvairių namų architektūra. Esame prie namo, kurio lygus stogas ir jisai turi didelę terasą, kurią galima taip pat padaryti ir apvalę, naudojant skydų statybą. Individualioje statyboje patys populiariausi yra vieno aukšto namai, tačiau kartais statome ir 2 aukštų namus, kurie yra statomi mažos apimties sklypuose. Visas technologijas atidirbę labai profesionaliai ir namo statyba yra išgreitėjusi. Nuo nulinio ciklo, nuo pamatų iki pilnos dalinės apdailos namo statyba užtrunka apie 4-5 mėnesius. Šiai dienai OB Bakūžė neturi jokių problemų įgyvendinant energetinės klasės reikalavimus. Nuo firmos įkūrimo pradžios, šiandieną kaip tik suskaičiavau, tai OB Bakūžė yra pastačiusi daugiau kaip 250 namų, kurie yra visi skirtingos architektūros. Tai yra ne vieno namo tokio pačio nėra. Dabar vykstam prie pirmo OB Bakūžė statyto namo, kuris yra pradėtas statyti 2010 metais ir bus galimybė išgirsti įspūdžius ir nuomonę žmogaus, kuris tam name gyvena nuo to namo statybų pradžios. Namą įsigijome 2012 metais, dabar jau gyvenam 11. Pirkinys didelis, 1, 2, 3 kartus per gyvenimą būna perkamas, tai buvo analizuojama, buvo baimė, bet gyvenam laimingai. Tai namas, kadangi buvo pastatytas, tai realiai rinkomės namą, o ne užsakovą. Tai pats ir išplanavimas, ir vieta, ir, sakykime, spalviniai įvairūs sprendimai patiko. Ir po to susipažinom su statytoju. Tuo metu buvo tokie reikalavimai, pagal tos reikalavimus atliktas namas, jisai savo klasę atitinka. Išorė tai tokia pati kaip ir mūrinio ar bet kokio kito namo. Tai jeigu kažką reikėtų daryti, nors neteko, tai nieko nesiskirstų nuo bet kokio kito namo. Po daugiabučio atėjus į daugiabutį nesinori grįžti. Ar būtų geriau kažkoks kito tipo namas, man labai sunku įvertinti, bet realiai viskas gerai. Tokio tipo namą tikrai rekomenduočiau ir tikrai esu ne kartą tai daręs.